Sveiki atvykę į Intergender Action Erasmus Plus projektą, finansuojamą Europos komisijos. Šiame epizode kalbėsime apie asmeninių vertybių ir prioritetų suderinamumą darbo vietoje strategijas bei naudą. Pasiruoškite naujoms įžvalgoms ir praktiškoms idėjoms, kurios skatins apmąstyti savo patirtį. Pradėkime. Kaip jau kalbėjome ankstesniuose epizoduose, vertybės ir prioritetai tai įsitikinimai, kurie vadovauja mūsų veiksmams ir sprendimams. Jie formuojasi veikiami kultūros, auklėjimo, patirties, amžiaus ir lyties ir daro įtaką tam, kaip elgiamės darbe. Psichologijos ir vadybos tyrimai patvirtina, kai asmeninės vertybės sutampa su organizacijos, kurioje dirbame vertybėmis, laimi visi. Darbuotojai jaučiasi labiau įsitraukę ir patenkinti, organizacijos tampa atsparesnės, labiau motyvuotos ir darnesnės. Kaip vadovai ir komandų lyderiai gali palaikyti šį suderinamumą? Svarbiausia sujungti 3 sluoksnius – asmeninės vertybės, komandos vertybės ir organizacijos vertybės. Štai paprastas pratimas, kurį galite atlikti vieni arba su komanda. Pasirinkite 3-5 jums svarbiausias vertybės. Tai gali būti pavyzdžiui bendradarbiavimas, iniciatyvumas, punktualumas ir panašiai. Jei reikia įkvėpimo, internete galima rasti vertybių sąrašus, padedančius aiškiau suprasti, kas jums artimiausia. Apmąstykite, kodėl jos jums svarbios. Susiekite jas su savo gyvenimo istorija, tikslais ar reikšminga patirtimi. Pasidalykite jomis su komanda ir kolegomis. Tai kuria pasitikėjimą ir geresnį tarpusavio supratimą. Tada atkreipkite dėmesį į savo įmonės vertybės. Dažnai jos susietos su lūkesčiais dėl elgesio, pavyzdžiui, aistra darbui, rezultatyvumas ar inovatyvumas. Paklauskite savęs, ar jos sutampa su manosiamis, kur mes sutarėme, kur kyla įtampa. Toliau susisiekite su komandos misija. Kokios bendros vertybės padės pasiekti bendrus tikslus? Apibrėžkite jas kartu nustatydami ir elgesio pavyzdžius, kurie šias vertybės įkūnija. Vėliausiai paklauskite, ar yra konfliktų tarp mano komandos ir įmonės vertybių. Atotrūkio nustatymas yra pirmas žingsnis jo panaikinimo link. Svarbus dalykas. Vertybių suderinimas nėra vienkartinis veiksmas. Prisiminkite šios klausimus kas pusmetį. Laikykite pokalbį gyvą, tiek savyje, tiek su kitais. Čia jūs turite itin svarbų vaidmenį. Skatindami atvirus pokalbius apie vertybės, siūlydami lankstumą asmeniniams prioritetams palaikyti, rodydami pavyzdį savo veiksmais, pripažindami vertybėmis grįstus pasiekimus ir sudarydami sąlygas asmeniniam augimui, padedate išlaikyti ir stiprinti šį suderinimą. Kodėl tai svarbu? Nes kai vertybės sutampa, darbe vyksta geri dalykai. Daugiau motyvacijos ir prasmės darbe, didesnė emocinė gerovė ir mažiau streso, stipresnis lojalumas ir mažesnė darbuotojų kaita, geresnis bendradarbiavimas ir greitesni sprendimai, daugiau inovacijų, didesnis poveikis ir asmeninis augimas. Trumpai tariant, vertybių suderinimas nėra tik malonu turėti. Tai strateginis turtas, stiprinantis tiek rezultatyvumą, tiek gerovę. Šiandien tiek. Ačiū, kad klausėtės mūsų Intergender Action tinklalaidės. Primename. Jei norite toliau mokytis apie skirtingų kartų ir lyčių įvairovę bei įtrauktį, apsilankykite mūsų oficialioje svetainėje intergenderaction.eu ir sekite mus socialiniuose tinkluose. Finansuojama Europos Sąjungos. Pateikiamos nuomonės ir požiūriai yra tik autorių ir nebūtinai atspindi ES ar agentūros Erasmus Plus France Education Formation poziciją. ES skirianti institucija nėra atsakinga už pateiktą turinį. Šis darbas yra licencijuotas pagal Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International licenciją. Norėdami peržiūrėti licenzijos kopiją, apsilankykite creativecommons.org/licenses by SA/4.0. Logotipai į šią licenciją neįtraukiami.